Žodžiu, Panevėžio miestas. miestelis. Penktas miestas Lietuvoje pagal didumą. Taip, svečiuose pas žinomą grafiką, ekslibrio meistrą, Panevėžio žymiausią ir Lietuvos Povilą Šaučiūną. Teisingai pasakiau pavardę, Teisingai. nesumarakoninau. Ne. Labai norminė kalba. Malonu. Čia jo dukterelė Kristina. Taip pat mėgsta dailę, taip pat. Taip pat. Mūsų gydama matėm gyvakar, tai Taip. parodą abiejų. Patiko tavo darbai dailininkui. Matė, buvom vakar. Pats elektros filmas. Nu, ne. Kultūros namuose. Namuose. Ekrane. Namuose. Abu buvo, norėjo pamatyti. Vakar šviesą taip išpaimti, ar tu matysis tavo lydai. Nu, galima Pabandyk tokio. paspauskit į šviesą. Čia Kavaliausko, amžinatelis. Amžinatelis. Nu va, čia tai. O, čia tavo. Va, Ilgiau va. pafilmuok. Prie savo. Ir Čia čia medytės paišytas. medytės. O čia tokia mano bendradarbė, savamokslė, bet Aha. labai įdomiai paišo. Aha, čia nuotrauka Aleksandravičius, O tame. Ir dabar man nufotografavo, kai bus albume šitą Čičirkienę. Čia paties tapyba ar? Jo. Kurie? Va tie. Čia ne, Jo. čia šitie marozai tokie. Tai gali ir nežinai jų. Aha. Bet Supratau, čia. O čia jau, visą mano aha, čia. Pagal tavo stilių. jau, va. primityviaškos tos. Nu, jau nepasakys. Mano, labai paprastai nupaišyta. Aha. Paprastai. Va. Be jokių gudrybių. Va, kaip puodas gražiai. Tai aš turėjau, tai sakau, du Aha. tokios. Tai sesers tą žurnalistę paprašė dėdę, Tikrai? atiduokit. Atiduokit ir atidaviau vieną. Ten buvo su varna. Pusė puodo. Nu, su pusė puodo. Labai solidna. Bet buvo Solidna. apipaišytas jisai, Jo. tas nuvarna, tai jai taip Tai čia dailininkas pavargęs ilsis. Bet labai sunku užlipti į antrą aukštą tikriausiai. Visai būna. Visai būna. Kaip tas sakė žinomas rusų dainininkas. Grebenčikovas, kiek Jo. nebuvai. Skiem nebuvai. Sakau, nebūna. Ja. Taip. Tai ką, Alvydai, kava savo aš Gerai. bandau. Iš Nižnį Tagilo jie čia buvo atvažiavę, ne? O, Parodą darė Panevėžį, Medytė jos buvo pasikvietęs. ekslibrisistai? Ne, grafikai, daugiau lakšnių daro jie. Bet tai įdomus. Klimenko toks. Ai, tas ekslibrisistas Klimenko Piotras. Ir jo žmona. Nu, žodžiu, Pauliau, esi varnų meistras. Karalius. kaip Karalius. Ne, čia įdomu, knygą rašo. nepasakysiu, ne. Aha, Šitą- solidna. Salina bus pasakyta. Aha. Sustinka šito, aš direktorė šito No. bibliotekos, ten aš dirbau. Ir jis sako, norėjo apie mane kažką pašnekėti su apskaities valdytoja Kukuraitinė. Ir jis sako, nu tas Varnų karalius. Jis suprato, apie ką kalba eina. Nu tas. Varnų karalius. Nu, viskas gerai. Ir dabar tas. Žodžiu, jau kokį porą desetkų varnomis domėsi. Gerų. Aha. Kokie 25 metai, taip kolekcija yra solidna. Vat įdomu žmonių yra tokiom pavardėm, ar esi nors kuriam įkirtęs, taip kad ir tam Jonui Varnui, nesi ekslibrio Ne, sukūręs. tik vienas dalykas buvo. Kad jie valgo varnas. Jo. Baisus žmonės. Jie yra šitie žumoji šitie. Vienas toksai iš Vilniaus verslininkas, pavardė yra šitas Varnas jo. Taip. Šitas buvo gal prieš kokius 8 metus, atvažiavo pas mane, jie norėjo pasveikinti tą savo Varną ir paprašė, kad viršelį ant to jų sveikinimą leisčiau Varną panaudoti. Ir daviau, nu tai kągi čia, tegu džiaugiasi. Dar yra Saulius Varnas, režisierius. Ai, jau Panevėžy dar ir dirbęs No, jisai. taip. Yra čia tų varnų, tai va sakau, tam verslininkui tai leidau panaudotą.
Nes jei kažkur per televiziją jie nugirdo, kad yra žmogus, kuris vardas paišo. Tai iš Vilniaus atvažiavo, surado mane. Tai be. Vis tiek tas kažkoks taip pikantiškas dalykai. Tai čia pasivarčiau ir pats sakei, kad čia yra sukūręs kiek jau ekslibrisų skaičiumi. Tiksliai? Aha. Aš labai buhalteris. Surašau. Nu, puiku. Konkretus skaičius. Žodžiu, Lietuvoje niekas taip nėra tvarkingai suvedęs. Gal ko gero. Ko gero. Menininkai Ir padaro labai turbūt. didelė garbė užsisakyti pas tą ekslibrisą. Va, žiūrėk, šitai knygai irgi apie kokį 20 su virš metų. Ir va, dar įdomu dėlį, va, Čikagoje, kur sakiau, paroda buvo, va, šitos, kokie darbai buvo Čikagoje parodyti, va, gali nufilmuoti reikalą. Taip. Va. Bus parašyta Čikaga, Italija, Lego Maggiore, Muzicipene, knyga, Librari, Amerika, USA, tai ne, čia buvo paroda, bet kur buvo parodai VFR, paroda Čikagoje, kuriais metais, 89. O, tai anksti, aš dar nebuvau. O to irgi dar buvo. Va šitoj va, Buvo. aš po to nežinau, po to. A va šitoj va, Buvo kažkokia rinktinė paro, nes aš mačiau. Žodžiu, labai su rimtai žmonėmis dalyvauja. Bet tai gal vyrai nutvertum kokią nors brošiūrėlę, būtų gerai, kad kokį nors ten, jeigu koks ar sąrašas buvo, ar katalogėlis, koks ar laikas. 89 metų. Nu. Gerai, pasižiūrėsiu. Pasižiūrėk, gal Pas Skirmantę aš pasižiūrėsiu. Jo, Panevėžyje. Vis tiek jie ten tvarko tos dalykus, jie amerikonai geriau negu mes šitą. Nu visai atsitinka, bet stengsiuos Net aš žinau, kad jie. pasižiūrėti. Gerai. Taip, kas, kokie darbai. 20 darbelių čia buvo. 89. Ten buvo, man atrodo, pasaulio lietuvių, ko gero, ten tą parodą vadinasi. Ten iš Australijos, ten šitie. Gerai. Mano galva, bent taip, tokius duomenys turėjau. O dabar pasakysiu, kiek šitas darbas. Ekslibrisų. Jo. Istorinė knygutė. Metai. Praeitais metais vieną tik padariau Čirkienį. Tai simpatiška jinai. Tilpo. Šiaip net. Ar kaip ekslibrisą daryti? Kokie privalumai yra? Ar charakterį pagauti? Nu, kaip darbo procese? Vat, pavyzdžiui, sukurti tau reikia kokio žmogaus už ko užsikabinti. Kas kur esmė? Kaip tau šauna mintis? Ai, čia labai įdomus dalykas, kad tau nieks nepasakys, kodėl tu darai taip ar taip. Vienas dalykas, turi tavyje kažkas augti, trint, neduos ramybės ir tas sproksta. Sproksta humoru, sproksta abstrakcija, sproksta portretų ir taip daug variantų darai, kai prieš kažkurio tai apsistoji. Nežinai kodėl. Jeigu reiktų logiškai išmąstyti, kodėl tokį pasiėmė, nesusvertum, nepasakytum. Koks argumentas? Kristina, tu gali pafilmuoti. No problem, va. Dėk čia ranką ir viskas. Pasuk šitą į Alvydą ir tave, kad tu čia būni. Ir tas veikia. Veikia, parodė. Taip, kad jokių problemų. Ok, tu gali sukioti ir žaisti. Jo, kur nori, Alvydą Žiūrėk, pafilmuoti. filmuoti. Sustabdyti. Sustoti. Dabar sukas ir veikia. Jau įjungtas dabar. Jau jungtas. Suk į Alvydą. Ai, ne. Okay. Gerai, tu vaikščiok ir pafilmuok, gerai? Supratau. Čia, nes ta bus įdomiau. No problem. Ne, prašom. Apsisuk čia, Kristina, va iš čia. Nes prieš langą tai nesimatys. Prieš langą nesimatys. Tada va ten ties pats, tai dabar... Ne, vietos nekeis. Gerai, sakoj. Ir dabar kiek aš padaręs. Tuoj pasakysiu, kiek padaręs. Va, 800. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tiksliai. 824 ekslibrisai. Šiai dienai jo. Nu tai, nėra lygių. Yra žmonių, kurie net nežino, kas ekslibrisas. Kaip jam populiariai paaiškinti, sakykime, žmonės, kurie gal norėtų, sakykime, turėti ir nežino ir nežino, kam panaudoti. Ar jisai kaip nepriklausomas žanras dabar įsivystė, ar dar turi tokią pritaikomąją funkciją, kaip čia dabar šiais laikais. Šiais laikais tai yra savarankiškai nuo knygos atšokęs žanras ir grinai meno šaka, bet jau be pritaikymo.
Nors šiaip aš esu padaręs ir va, chirurgui Milašauskui jau ten ar 200 gigas spaudžiau. Nu tai bet čia vienetai, bet praškai tai žmogus laiko jį kaip ženklą, kaip portretą savo, va ta prasme dabar jau šį mūsų laikais ekslibrisas. Jisai yra jau labai atitolęs nuo knygos, nesgi ir knygų jau prasidės greit elektronika, nieks tokių knygų kažina nebeturės. Skaitys ir jisai, bet tas žanras tai jisai išliks, nes yra labai stipriai, Italijoje yra Belgijoje tik institutai ekslibriso. Va tai. Žmonės tyrinėja, nes kiek ekslibrisų kaip žanrui metų, sakykime. Kainuosi nuo Egipto. Egipto plytose jau buvo šitas. Jo. O anais laikais, va, kodėl ekslibrisas įsigaliojo, knygos buvo labai brangios, ne? Ten, leiskime, aristokratų laikais, čia imkime, kad ir 15-17 amžius, josgi, kad juodos viršeliai visokie paauksuoti, tai kad knygą turėti šitą, tai galėjo tik tai jau tie aristokratai. Ir va taip. Ir jeigu būdavo taip, jeigu knygos ženkle, knygoje nėra ekslibriso, reiškia nėra paso. Nėra vertinga knyga. Jo, sakykime, ir teisme jau tu neįrodysi. No, Jis buvo privaloma turėti, kad reiškia kaip saugumo ženklas. Na, tai. Nu, O bibliotekos irgi buvo su ekslibrisais. Taip. Įdomu. Čia tasai... Ai, va, amerikoniškai, va, kaip tu amerikonas, taigi va, Amerikos turiu va ekslibrisą. Amerikonai. Va. Lithuanian book plates, va, book plates jos vadina. Jo. Lietuvių ekslibrisai. Knygos ženklas. Va. Čia sudarytas, koks ten toksai... Jis jam Lietuvoje gyvenęs, ne tas žmogus. Sudarytas. Žylius, tai jisai... Ne. Sudarytas tos, va. O vengrys. Vengrys, jis sudarytas. Collector of book plates, jis kolekcionierius. O, čia labai įdomi knyga. Patraukta. Retas, kuris ir... Čia jau. Ir čia nepaprasta buvo gauti ją. Va, Virkau. Aš jau... Vytautas Virkau. Tai jis Čikagoje, jo sesuo gyvena, tai aš pasakysiu. Bet man labai jo darbai patinka. Ir jis mes šituo gamta. Nu jau gamtininkas nuo gimimo matyti jis jau. Jau taip į tą... Nu čia gal ir Vilučiava yra. Nu čia... Va, Vilutis koks jaunas. Docentas dabar, ne kiek kažkur girdėjau. Gali būti. Jis jau... Viesulas. Ne, šiaip aš jų darbą žinau, bet žmonių tai nepažįstu. Taip. Va, Vepštienė, Henrieta Vepštienė. Va, to buvo sesuo, ne? Jo sesuo. O Vytautas Vepštas, jos vyras. Irgi dailininkas, ne? Nu, jisai architektas. Nu, bet tai jeigu siema, tai ir dailininkas, Jo. jeigu to žanro dirba tame žanre. Nu, Gintalinė, tai čia jau yra iš... Vilnius. Telesforas Valius, o Tarabildienės turiu ekslibrisą vieną universitetui, va, Rimtautas Tarabilda. Jisai gyvas, Gyvas. Arūnas yra. Arūnas miręs. Švažas irgi jom žinatis. Neseniai miręs, sakė. Nesenai Va, ar jisai. praeitais metais, ar netgi... Stasiulis, va. Gyvas, sveikas, gyvas. Petras Repšys. O, čia grandas jau. Ir tas Rauduvė. Iš Yra senųjų, akademikai. Ramonas. Čia labai gera Sarausa, knyga. gera. Mikšys, tai jisai Prancūzijoje gyvena, Aha. Žibuntas Mikšys. Jis Lietuvoje sakė biškį dėstė. Lantuchas, tai Amerikoje gyvena, irgi labai jau. Nežinai kur? New Havene bent, kiek girdėjau. Čia amerikietis Algirdas Kurauskas, aš galvoju. Turbūt. Kučas amžinatlis, amžinatlis Kučas. Jo miręs. Danas jo. Profesorius. Kriaučiūnaitė. Gal tu kur su ją studijavai, ar ne, su Kriaučiūnaitė, ne? Galbūt, aš dabar... Man atrodo, tos kartu. Mieliauskas, va, gražu. O, garsenybė, tapytojas. Pliševičius, o, Jono Damiliausko ekslibrisas. Kursioko, ne? Na, jo. Kisarauskienė Saulė, Kisarausko čia va Vinco. O, čia. Nu, labai gera. Gera. Kalinauskas jo amžinatlis, jo. Jucys, Šmaikštuolis, Oi, Juknevičius, Šiaulių Grantas. Grantas ten irgi. Yra čia kaip... Žodžiu, tu kompeticiją turi, kaip sakant.
su kuo varžytis, susirungti. Dievulio, Gyvas amžinatilsį. ką tu nurungsi juos jau čia? Gintaras Gesevičius. Ja. Šulai tokie, kad Nematai. Va, Eidrigevičius. Ja, labai. Eidrigevičius irgi Čikago nekartą buvęs. Tai va. Smariai po visą pasaulį parodas daro. Japonijoje jis populiarus. Nu ką, tiesiog va, Klebinskas amžinatilsį. Pamiręs Klebinskas? Jau miręs Klebinskas, jo. Jis, man atrodo, mano metai, jisai, ko gero. Ačiū Kristus. Man atrodo, Jis 53, jis jaunesnis. Ai, tai jaunesnis, Jo, jaunesnis. tai irgi Eksliberis. Jis Knygų grafika. Knygą jisai darė įdomiai. Jisai, Klebinskas, man atrodo, šitas yra kriuko liktai, Galbūt. pusbals ar Kažkas. dėdė ar kažkas sakė, kad jie tenai. Ne, Gerai. Čia yra Joninės. Dar nefilmuok, dar aš biškių metus pažiūrėsiu. Aha, Joninės. Joninės. Čia Aš- kas įkvėpė tą ciklą daryti? Joninės. Čia bus tik tai tėva, daugiau visų varnosais. O. Specialiai padarau, kad aš ne vien varninis, čia sąmoningai įdedu tuos, Aha. kad aš esu taip. Aha. Va, šitą va, padėsim. Bus čia įsikitinis variantas, šį įdomus dalykas buvo. Aha, kuo tai jis pasižymėjo? Va, tas Čia dar. yra rytas, Varna ryta. Čia Ankstų ciklas, rytą. čia visi metų dienos pavadinimai, varno žodžio nėra, visur yra kas nors ten darosi. Apie šitą va darbelį. Va čia šitą visos varnos eina į vieną pusę paklusnios, o viena prieš eina. Nu, kaip žiūrėti, žmogus būna asmenybė kažkoks tai, meta iššūkį viskam. Ir šitą aš kai Kalmarė padariau parodą, su Kristina mes padarėm Kalmarė Švedijoje parodą, tai dar tik tai išeksponavom, atėjo toks bagotas žmogus, sako, čia mano charakteris, čia aš nepažinęs. Ir iš karto pirko, dar paroda buvo neatsidarius. Nu, tai aš iš karto raudoną ženkliuką priklijavau, kad tas darbas nupirktas. Tai va toks pikantiškas reikalas. Momentas. Tai tam geras. žmogui sako, aš savo ofise pasikabinsiu, kad jeigu mato, kas aš tas. Solidna. Kad tas solidna. Va šitas va. Aš šitas padariau parodą šitam Šiaurės Karolinai. Šiaurės Karolinai, Šarlotės mieste. Nu, miestas kaip Kaunas maždaug diduma. Gal tu buvęs ten? Buvęs būna Šarlotė. Tai didžiojoje gatvėje ten yra galerijų ta visa serija. Taip. Didžiojoje gatvėje. Ir va taip va, kai aš prieš kabindamas darbus, va taip ant grindų juos įsidėliojau ir tą ponę tokiam, kuri mus Čia globojo va, toj taip. parodoj. Toj parodoj mus globojo. Ir jinai bežiūrėdama pradėjo verkti. Toks dalykas, ją taip paveikė, taip graudu pasidarė. Išta, tik menas gali tokį dalyką padaryti. Ir rašosi, tinkt. Tai paskui mes tai aišku, kas yra. Nu jo, aš nemokau kalbos, bet tai taip. Šitą. Tai irgi, vat, pravirkdė Katį, jos vardas. Tai universali meno kalba yra. Jo, reiškia, be žodžių žmogų Taip. veikia. O tai menas yra kaip Meno sakant, jėga. jėga iš tikrųjų yra jau į tas. O dabar va, kas čia yra, kaimiški vaizdeliai tie. Kadangi aš esu kaimo vaikas, nu aš jau miesto vaizdų vis tiek nenupaišysiu. Ar nenori, ar Kad nemoki? Nemoku. Šiandien nėra to dalyko, nėra. Nu, supratau. Ir man va čia vadalėsim va tokios, aš mėgaujuosi, vagi, mačiute, kai šitas eina, vagi, čia ir vištytė tupi ant tvoros, eina, va, jinai paims šitą podinę, vagi, ranką siekia, eis karvytę melžti, čia jai viskas taip gražiai, tas ta kaimo, ta Idilija. idilija tokia, čia jai viskas šviečia, jai įprasta, Taip. viskas natūralu, viskas miela. Ir man tuos kaimo vaizdus aš labai mėgstu daryti. Arba va čia ta naktydienė, man tai šitas. Aš vieną kartą, kai vaikas buvau, iš tikrųjų, kolūkio laikais, mano dėdė, nu ten ganė arklius, ir mane buvo paėmus naktį vieną. Gal buvo 5 metų, nebeprisimenu. Ir man labai tas siluetai šitas arklių.
nu, tai mėnesiena, iš tikrųjų, tai tikras faktas. Ir tie siluetai, arklys tai ėda, tai arklys guli, tai ką. Ir man jau užsifiksavęs tas ir aš galėčiau varijuoti. Ir šitą, man atrodo, neįsisemčiau šitą iš tos kaimo idylės. Čia Joninės, tai vėlgi taigi Lietuvai tos brangios tos šventės, tos nacionalinės, tos, jos tokios nedirbtinės, o tikros. O tai daryta buvogi sovietmečiu, kai buvo, man tekdavo tas organizuoti šventės sovietinės su raudom vėliavom, kaip pasgi žinai, kai lozungai. Esu nežas ir kritęs su vėliava. Apūgiai šitą duoną valgiau. Tai neduok britkų nuo tų švenčių buvo. O čia tau kažkokia atgaiva, vieni, kad turi jau ir netekdavo ten juos išvest, bet dušiai tu švesdavai. Tai Čikagoje mes turim irgi problemų su jonėm, negalim laužo kurti, va, gaisrininkai neleidžia. Nu, pasiutėm, miestas degė prieš 120 metų, tai įsigandė dar iki šiol. Viskas aišku. No. Tai va šitas. Va šitą darbą padariau, kai sovietai užpuolė Čečėniją. Ir man tos tautos kažkaip taip gaila, tuo metu dar ir Lietuva ir palaikė tos čečėnus, tengi buvo čia tie ir, žinau, ir netgi parlamente Lietuvos ta grupė tokia tų parlamentarų, kurie rėmė. Ir aš čia padarau kaip debesį, kokį užgriūna tas nelaimės, vagi ir moteris krenta, čia ir bažnyčios krenta, nu čia lietuviški vaizdai, bet aš, tas buvo man inspiracija, buvo, kad tragedija tos mažos tautelės. A čia va, kaip sakiau, tas malūnininkas, čia ateina tos žmonės. O dar pasakyk iš naujo. Iš naujo. Nes užmiršau. Taigi va, pagrindinė šitas. Pavadinimas malūnininkas serga. Malūnininkas serga, matome malūną. Ir kur malūnas, ten ir grūdų yra. Ir reiškia, ten eina vištelės, galvas nuleidę nori šito palast. Bet malūnininkas serga, nes jis malūnas ir dar galva daugiau nusvyro į apačią, nes nėra. Toks buitinis vaizdelis. Nu, bet iš tikrųjų, kad ir žmonijai, kad tai netrodo kažkur į kalną lipsi, ten pasiimsi ko tai, bet kad žiūri, kad tau neskirta. Tai tokia filosofinė mintis. Ne, pas mane visur kažkur tai kažkas yra užkoduota. Visada yra mintis. Neformaliai tai išdėlioti tie tokie žaismingi dalykėliai, bet visuomet, ypač iš Brogavo, mes šnekėjom šiandien apie tą dailininką, jis man plakatą dėsi, visuomet aiškindavo, ne formos reikia tik tai lavinti, be abejo reikia, bet visuomet turi būti kažkas su toj formai, mintis. Per formą mintį. Mintis turi, pagrindinis dalykas. O taip, tai kasgi bus formalus tie tos plokštumų dėstymai. Sakyk, Paulai, čia tokia, matau, ant spaudai tavo pirštų kaip privalumai skaitosi čia. Ne, tai čia reiškia autoriniai atspaudai. Jie gali būti duoti meistrui atspausti, o aš viską darau pats. Tai reiškia, tų darbų jau kaina yra kita, nes... Taip, nes ir pirštų ant spaudai, va. Jo. Autentika. Autentika. Nenušvilpsi. Aš atsimenu, direktoriui padovanojau bibliotekui. Taip. Jinai nežinau tų dalykų, tai aš kaip paaiškinau, tai jinai tada netgi... Apsiverkė irgi. Ten moters neapsiverkė, bet tada jai dar uonas pakilo, kad tai reiškia autorinį atspaudą. Šiaip to krautai nusipirkus, kur su kompiuteriu padauginta, bet tai reiškia... Kas mane labai žavi, ta liaudiška, ta šitas grafika liaudiškas, labai mėgstu primityvų. Ar čia ne Kisarausko, va? Kisarausko. Aš turiu Kisarausko darbų nemažai, jis man yra dovanojęs. Buvai bendravęs artimai. Ne, tik jo, aš turiu 14 laiškų, va čia galėčiau ir ištraukti, taigi, nes pas mane yra supakuota, kaip aš sakiau. Ir kai bus muziejus koks apie jį, ar ten koks nors jau bus rimta, reiškia, prisiminimo vieta, tai aš sakiau, tuos darbus tada jau padovanosiu, aš pats juos atsišviesiu ir tuos laiškelius jam, kad buvo toks žmogus, jis globėjas buvo čia visos Lietuvos. Man kaip jauna menininkui tik baigti. Tai ir dabar jaunas. Sąlyginai. Puiku. Sąlyginai. Tai šitą, taigi jis ištiesė ranką, dar tą laišką turiu. Gaunu atvirlaiškį,
mielas kolega, noriu turėti jūsų darbų ir pats metras būdamas atsiunčia pirmas darbų. Ir būtų malonu, jeigu tu teiktumėsi atsėti jų, jūs man teiktumėtės nuduoti. Tai, kurgi tu žmogau jau padėpėsuos. Toks pripažintas meistras ir toks pradedančiajam ten šitas tokia ranka išėsi. Tai ne, čia jį visi dievina tą žmogų. Gerai. Dabar grįžkim prie tavo kūrybos, prie varnų. Gerai, varnos toliau, per gyvenimą eina. Su varnomis per gyvenimą aš čia turiu pardą buvau vieną padaręs su tokiu devizu. Tai kaip manai, Čikago irgi taip pat pavadinti šią parodą? Galima su varnomis per gyvenimą. Taip ir pavadinti. Jo, devizas parduos, gal užrašysiu, kad... Gerai, užrašysiu, tvarkoj. O va dabar čia galim pažiūrėti, kas čia darosi. Bet irgi čia daugam imponuoja. Išvarimas iš rojaus. Paaiškinu, kuris žmogus nenumano, kas tas rojus, kad dėl obolio. Ne visi buvę. Dėl obolio. Paaiškinu, tai va tas daugam irgi taip sužavina, kad reiškia jau ir su šitas menkesnių įsilavinimu, kad jau žinotum, už ką išvarė. Obolį nuskėtė kažką ten. Ir dabar ką čia daros dar va? Koks gražus tas gyvenimas, a čia jie nuliūdė. Eina va jie būdva. Nors, reiškia, irgi čia tasai toksai trakš padaryta. Vismas, veiksmas, čia didžiuliai viskas. Čia akcentai, o pavadinimas, va, o ir tam rojuje yra tik tai va, tik tokie mažyti žmogelį išvaryti. Ir kiek abudu eina nuogi, bet su šluoda gauna visgi moteris. Per nugarą ne vyras. O čia įdomiai užkabina. Čia jau tokia filosofija. Nu, kad visgi moters vis tik tai dalia yra biškis sunkesnė. Sunkesnė, jo. Vis tiegi ten ir šeimose ir taip toliau. Ir jo čia labai nedaug. Ir pavadinimas iš visos. O čia va ir žuvauja, ir čia gulbės plaukia, va čia vandens lelijos, vaivorykštės. Taip gražu ir jos von iš to gražumo. Minties. Reiškia, padavimas ne žodžiu, ne ko nors, bet šitą plokštumoji piešinių pasakyti, nu kaip sakyti, ta universali ta kalba. Tai mane, čia aš kai buvau šitam Palangoj, dailininkų kūrybos namuose, padariau ciklus va šitą. Aš tų darbų labai daug turiu, betgi pastavėgi ten kokia Čikagos galerija, va tokia tik tai, ne? Nu ne. 60 darbų galim pakabinti. Ne, tik nereikia. Neblogai. Kam tave kamuoti, tau reiks... Ne, viskas bus gerai. Kam tave skriaust, va šitas, va, iš pikanteškinių dalykų. Čia 2000 metais, kai buvo amžių apsivertimas. Taip. Kinijoje Kvingdavo mieste, reiškia, buvo suorganizuota tarptautinė paroda. Aš tiksliau skaičiaus galiu ir sumaišyti. Man atrodo, ten buvo pusė menininko atrinkta kinų ir pusė iš viso pasaulio. Tai man atrodo, ten buvo šitas tų autorių pakviesti ir man malonu tai, kad šitas, aš papuoliau, 3 iš Lietuvos papuolė. Tame tarp ir aš iš tokio mažo miestelio. Tai man irgi toks viškas. O ten milijoniniai miestai visi. O ten milijoniniai, o aš va, parapija Panevėžys atstovauja. Malonu. Malonu. Ir va šitas. Ir čia reiškia... O čia pavadinimas toks gyvenimas. Matote, visi eina į šventą vietą į bažnytėlę. Taip, melstis. Melstis, šventą darbą atlikti. Aha, ne va tokį šventą darbą. Nu, kaip sakant, įsivaizduoja, kad jie labai reikšmingi žmonės. A čia va vaikelis numestas ir varna gali jį ir pradėti lest. Jau tada vaikelis nesusigaudo, kad šitas dar linksmas, nes jis nesuvokia šito gyvenimo, jis džiaugiasi, kad jis numesta. A žmonėm va eina, jie nemato, jiem nesvarbu, jie eina melstis, jie rimtesnių darbų turi. Taip. O tai čia, nu, kaip tikras gyvenimas čia. Taip. Aš jį perteikiu, nes jeigu kaip tikro nedarai, tai labai greit nulesinsi save. Jeigu šitas įsikrausi. Jeigu, sakau, formaliai tvarkyti tik tai kompozicija, tenai ritmas, tenai ta, jeigu nebus iš to paveikslo, jeigu jisai nespinduliuoja nieko, nu tai, nežinau, turbūt joks... Prasmės nėra tada. Prasmės darbui. Gaila tada savęs gaila turėtų būti. O visuose tuose dalykuose aš tai, man turi būti viduj, kažkas susikrovė. Ir tada ieškau formos, ieškau kaip tą vidų nuraminti savo. Kaip save padarai darbą, įsikamuoji
išsikrauni ir gali ramiai gyventi, tada vėl nebereikia nieko šitas, bet šiaip, bet tik dėja, kad tas čia jau padarai, nurimsti, nebereikia nieko. Po kiek laiko vėl tas yra kažkoks, tai tave stumia velnės vėl prie darbų ir taip ir eina dienas. Čikagos publika reiktų pabendrauti, Povilai, kadangi pats išraiškingai moki pareikšti mintis ir su kinais gražiai susikalbėjai, ką jie pamatys, ką jie norėtų išgirsti iš tamstos. Gal aš tada nusimsiu akins, kas mano veidą matytų, aš sakiniais tik tai Kad skaitau. nebūtų slepiamoji maskotė, o iš tikrųjų razumas trykšta. Bet, Elvydai, šiek tas aš kreidamosios jau į šitą tą progą, į šitas Čikagos tą meno gerbėjus, tai tikrai tavo atvykimas į gimtąjį Panevėžį man yra didžiulė dovana gyvenimo, nes tu apsiemi nedėkingą darbą, suim darbus, vežt, vargt, ogi tavo ekonominės tai naudos nėra, o amerikonai ten pajuda greičiau ten, kur yra dolerių. Žaliukų. Žaliukų, baksų. O čia tau taigi to nebus, tai aš tau tikrai nuoširdžiai Ne, malonu, kad žmonės susirinks, pamatys, kad ir Panevėžy yra tokių garsių menininkų ir nenuilstančių, nepavargstančių, besidarbuojančių. Tai va, ta proga aš ir šitiem čikagiečių akivaizdoje tau nuoširdžiai dėkoju už tą gerą darbą. Tikrai aš laimingas tuo, nes man Čikagoj nėra tekę būti, bet iš spaudos, iš visur žinau, kad tai didžiulis miestas, tai yra viso pasaulio žmonės gyvena ir man neakivaizdinių būdų ten kalbėti į tą garbę publiką tikrai yra didžiulė atsakomybė, bet ir džiaugsmas, kad aš turiu tokią galimybę tavo pagalbą. Šios technikos amžiuje įmanoma galų gale pasirodyti. Tikrai ir nuostabu, kad yra tokia galimybė ir nuostabu, kad yra bičiulių, kurie tavo darbą, tau, kaip sakyt, malumą daro ir nemokamai. Įdomu, iš amerikonų pusės tai keista. Tikiuosi, kad žiūrovai labai nudžiugs susitikdami su tavimi, su tavo darbais ir dar tave gyvą pamatydami ekrane. Nu, Tai iki pasimatymo Čikagoje. Iki malonaus pasimatymo, mėly, čia susirinkę. Aš čia, jūs te, bet mes esame kartu. Viena tauta. Viena tauta. Viena kultūra. Viena kultūra. Ir viena širdis plakant vienu ritmu. O nesvarbu, ar tu ten anoj pusėje Atlanto, ar toj pusėje, visur žmonės gyvena. Taip, linksma nata ir baigsiu.